Pirmas klausimas, į kurį noriu atsakyti, kas yra samatė. Štai jūs parašėte man laiške. Samadhi. Tai Rusijoje priimtas išsireiškimas samadhi, kuris reiškia samatį. Indų kalboje raidė H, samadhi, kaip jinai skaitosi. H nėra vartojama. Ir visi indai sako samatį. Samatį tai šventas žodis. Jūs negalite įsivaizduoti, kas Indijoje, jei žmogus protingas, o ten dvasingų žmonių toje šalyje, kur daugiau nei milijardą žmonių, labai daug. Ir daugelis žino, kas yra samatė. Jie kalba, samatė tai amžinas gyvenimas. Samatė tai stebuklas. Jeigu tu su Dievu ir jeigu tu tyra širdyje, tuomet tu gali pasiekti samatė būsenos. Ir toje samatė būsenoje, kaip visi be jokios abejonės sako, tūkstančius ir milijonus metų. Klausiau jų ne vieną kartą, kaip suprasti tūkstančius ir milijonus metų. Tai yra neįmanoma. Jie sako, kad taip, tūkstančius ir milijonus metų. Tai nemirtingas gyvenimas, kaip jie patenka į samatė būseną. Indai tai labai aukšto lygio. Pirmiausia, tai Himalajuose. Tai yra jogai. Jie dėka meditacijos, jie taip medituoja, jog atėjus laikui pasako, man jau atėjo laikas išgerti negyvojo vandens ir keliauti į urvą. Ką reiškia išgerti negyvo vandens? Keliuose Himalajų regionuose egzistuoja ežerai su taip vadinamu negyvu vandeniu. Negyvas vanduo mūsų suvokimu. Pamenat, mes sakome gyvas ir negyvas vanduo. Jie tai vadinam šį vandenį kietų vandeniu. Kodėl kietų? Nes jei žmogus jo išgers, jo pagalba žmogus pereis į samatį, tai jo kūnas pereina į akmeninę, nepajudinamą būseną. Ir štai tas vanduo padeda. Bet svarbiausia, kad žmogus eitų į urvą. Urve turi būti temperatūra, tai yra tipinė gilių urvų temperatūra, +4 laipsniai. Jis turi atsisėsti į budos pozą ir pradėti medituoti. Medituoti tam, kad transformuoti savo kūno vandenį, o žmogus 80–90 procentų sudarytas iš vandens, į klampią būseną. Mes žinome 3 vandens būsenas. Tai yra skystas vanduo, kietas vanduo, tai yra ledas, ir dujų pavidalom, tai yra garai. Bet taip pat yra, kaip tvirtina Himalajų jogai, klampus vanduo. Legendinis klampus vanduo, kuris kitaip dar vadinamas nemirtingumo vanduo. Tas, kas sugebėjo transformuoti savo kūno vandenį į klampią būseną, tas nemirtingas. Jo kūnas lieka budos pozoje, sėdimoje pozoje. Kūnas nejudantis, sustingęs, už tai siela gyvena kitame pasaulyje. Gyvena šiame pasaulyje, gyvena visur ir gyvena linksmai ir gerai. O kūnas yra tas instrumentas, mechanizmas, kurio pagalba, jei dvasia grįš į šį kūną, tuomet jis atgis ir duos naują gyvenimą materialiam žemiškam gyvenimui. Aš, tiesą sakant, klausydamas Indijos svamių, Tibeto lamų, jogų, tuo, tiesą sakant, visai netikėjau, kol pats nepamačiau. Patekti į tuos urvus, tai tikras nuotykis. Juos saugo taip vadinami ypatingi žmonės. Tie ypatingi žmonės žino užkeikimus, dėka kurių
kažkoks požeminis padaras, kurį jie aprašo kaip milžiną, kaip žmogų iš ankstesnės civilizacijos Lemūrijos 10 metrų aukščio, jie jį vadina jis. Ir tas jis sukuria psichoenergetinį barjerą, kurio joks žmogus neįveiks ir nepateks į samatį urvą. Ir man nutiko taip. Dėl kažkokios keistos situacijos man leido priartėti prie to barjero, už kurio žmogus būtinai žus. Jis niekaip nepatektų į kitų žmonių, kurie samatė būsenoje. Aš juos mačiau. Pirma mano labai didelė nuostaba buvo, kad jų labai daug. Tai buvo ne vienas žmogus samatė. Jų buvo daug ir labai daug. Žibintai buvo silpni ir buvo tarp jų milžinų. Taip pat tokie žmonės kaip mes, jie sėdėjo Budos pozose, jie buvo nedideli kaip mes. Toliau buvo didesni, o toliau dar didesni gigantai. Ir tai, kad tūkstančiai milijonų metų, aš puikiai supratau. Mačiau savo akimis. Tai, kad tie žmonės iš tikrųjų gyvena tūkstančius ir milijonus metų. Manau, kad tai buvo atlantai, ankstesnė civilizacija, kurių ūgis siekė 5-7 metrus. Taip pat buvo lemūriečiai, kurių ūgis buvo apie 10 metrų. Ir žinot, aš vos išgyvenau. Ten buvo labai daug sunkumų. 3 kartus priėjau prie to barjero ir 3 kartus mačiau. Fotografuoti buvo draudžiama. Viso per mano 3 Himalajų ir 1 Tibeto ekspedicijas, o taip pat kitose pasaulio vietose, pačiose paslaptingiausiose pasaulio vietose aš aplankiau 6 samatį urvus. Tai labai sunku. Pavyzdžiui, 1 samatį urvas. Tik priartėjus prie to barjero, jie visi apsaugoti tokių barjerų. Jie saugo požeminį pasaulį. Aš į tą angą įkišau ranką ir ji man nutirpo. Vėliau 2 valandas nejaučiau savo rankos, ji buvo nutirpusi. Kitu atveju dar 1 samatį urvas. Ten žmogus apanka. Žmogus apanka ir jam tik po keleto dienų grįžta regėjimas. Štai tokie stebuklai. Aš manau, kad šis samatį fenomenas, reiškinys buvo sukurtas ne veltui. Nuo šio atradimo, tiesą sakant, man tapo nejauku. Reikalas tame, kad tai yra žmonijos genų fondas. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu dabar bus branduolinis karas, juk mes gyvename ant ribos. Štai dabar Iranas, dar Turkija, na ir taip toliau. Jei bus branduolinis karas, žmonija žus. O dievulis, mūsų brangus dievas, jis nenori, kad žmonija visiškai išnyktų. Jei žmonija dėl kvailumo žus, išnyks, tuomet tie žmonės samatė būsenoje. Jų sielos vėl sugrįš į kūnus. Jie išjudins per tūkstantmečius ar milijonus metų sustingusias galūnes ir išeis į paviršių ir suteiks naują gyvybės daigą, kad gyvybė žemės paviršiuje niekada neužgestų. Bet tam reikėjo draudimo. Draudimo žmonijos genofondo forma, kuris buvo sukurtas ir kuriamas dėl samatį fenomeno, kai žmogaus organizmo vanduo pereina į klompią būseną. Ir dar galiu jums pasakyti, aš manau,
iš gilių urvų, įvairių žemės vietų, bet visgi daugiausiai iš Himalajų, žmonės samatė būsenoj išeina. Tai pranašai. Pateiksiu jums vieną paprastą pavyzdį. Buda. Yra Indijoje knyga 32 charakteristikos ir 22 bruožai Budos. Taip vadinasi ta knyga. Pasirodo, Budos kaukolė buvo neįprastos formos. Jo ausys buvo labai didelės, daug didesnės nei pas įprastus žmonės. Jis turėjo 40 dantų, o ne 32 kaip pas žmonės. Buda turėjo visiškai neįprastas akis. Jis turėjo įtraukiamą lytinį organą. Buda tarp rankų ir kojų pirštų turėjo plėves. Tai yra tai, ką aš įsiminiau skaitydama šią knygą. Buda buvo apie 3 metrų ūgio. Iš kur jis atsirado? Atidžiai studijuojant visą šią medžiagą, jis atsirado, kaip yra rašoma, šiuolaikinio Nepalo teritorijoje. Ir Buda, kaip aš manau, yra žmogus išėjęs iš samatį būsenos. Pranašas. Jis buvo pranašas, kuris paklydusią žmoniją purvinuose mintyse kvietė dėka savo energijos, ragino savo energetinę galią, ragino paklydusią žmoniją meiliai, gyvenimui tyrą sielą. Nes pagrindinis principas, tai ką Dievas sukūrė, tai yra gyvenimas tyros sielos principu. Arba ekspedicijos metu į Siriją, kaip tik Alepo miestas, netoli to miesto Alepo, yra vieta Andara. Ir toje Andara vietovėje yra milžino pėdsakų. Ten yra kažkas tokio panašaus, tarsi į cementą. Panašu į cementą, bet tai ne mūsų cementas. Toks kažkoks smulkios frakcijos. Yra 5 pėdsakai. 2 kojos štai taip stovi, viena padarius žingsnį ir tada padarė šuolį. Šuolis 11 metrų. Taigi jo pėdsako dydis lygiai 90 centimetrų. Taigi ten taip pat atrodo, kad tai plokščios pėdos, plokščia padystė. Ir sirų legendos sako, jog kartais iš žemės gelmių išeina milžinai, kurie moko mus gyventi. Šį milžino pėdsaką aprašiau ne vienoje knygoje. Tai labai įdomu. Tikiuosi, kad jokios bombos tos vietos nesunaikino. Štai kaip yra. Tai yra žmonės samatį būsenoj. Tai visų pirma žmonijos genofondo žmonės. Tie žmonės, kurie tikriausiai skirti arba išgelbėti žmoniją nuo kataklizmo, duoti naują gyvybės daigą ant skirtingų senų civilizacijų bazės, ar tai lemuriečių, ar tai atlantų, ar tai mūsų, kuriuos vadiname arijais, nors Hitleris ne visai teisus, kad arijų rasę priskyrė Vokietijai. Nors ir dabar sklando gandai, kad netrukus pasirodys milžinas iš po žemių vardu Maitrėja, kuris pakeis visą situaciją pas mus žemėje. Štai tai atsakymas į pirmąjį klausimą. Вот это ответ на первый вопрос.